Warrenas Buffettas teigia, kad dirbtinis intelektas pavojingesnis už branduolinius ginklus. 95 metų investuotojas patyrė daugiau sunkumų nei dauguma šalių. Dabar jis įspėja, kad dirbtinis intelektas yra toks pat galingas ir pavojingas kaip atominė bomba. Jis ne tik perspėja žmonės, bet ir ruošiasi tam, kas laukia ateityje, nes jis mano, kad mes žengiame į pasaulį, kuriame klaidos plinta greičiau, nei žmonės gali jas ištaisyti. Likite su mumis, sužinosite, kur jis laiko savo milijardus ir ką tai sako apie jo lūkesčius. Warrenas Buffettas gimė 1930 rugpjūtį. Būtent tada, kai pasaulis byrėjo, 1929 metų akcijų rinkos griūtis jau buvo įvykusi ir įstūmė Ameriką į didžiąją depresiją. Dow Jones neteko 89% vertės uždarytos gamyklos, nedarbas išaugo iki 25% iki 1933. Bankų žlugimas sunaikino milijonų santaupas, žmonės neteko namų, ūkių, vilties. Tai suformavo Buffettą. Jis matė, kaip suaugusieji per naktį praranda viską – darbus, namus ir santaupas, o pats, kai kiti vaikai žaidė, buvo apsėstas skaičių. Jis susiėmė smulkių daiktų prekybą. Pirmąją akciją įsigijo būdamas 11 ir suprato, kad panika ne tik kenkia žmonėms, bet ir sugriauna sistemas. Pamoka – sutelkti dėmesį į kontroliuojamus dalykus ir augimą. Investuokite į ekonominius pranašumus turinčias įmonės, verslus su ilgalaikiais privalumais, pavyzdžiui, mokamus kelius, kuriais visi turi naudotis, arba tokius prekės ženklus kaip Coca-Cola, kuriuos žmonės perka nuolat. Įmonės išgyvena krizes, nes žmonėms visada reikia pagrindinių dalykų. Warrenas Buffettas mato grėsmę dėl dirbtinio intelekto. Jis neprieštarauja technologijoms, bet mato rizikas, kai kiti mato tik naudą. Dirbtinis intelektas gali perimti įprastus darbus, nuo gamyklų konvejerių iki duomenų suvedimo biuruose, palikdamas milijonus be darbo. Tai vien savaime sukeltų sumaištį ir sugriauti pasitikėjimą, kaip didžioji depresija sunaikino tikėjimą. Bankuose dirbtinis intelektas gali klastoti informaciją, tapatybės ar rinkas. Gilios klastotės galėtų greičiau skleisti melą, nei tiesa spėtų pasivyti, jei mašinos suklastotų bankų naujienas ar asmeninius duomenis. Buffetto investavimo filosofija, paremta patikimų įmonių pirkimu, subyra. Jis teigia, kad dirbtinis intelektas gali smarkiai padidinti sukčiavimus ir klaidas. Prarasti darbą bloga, bet pasitikėjimo praradimas sugriauna visuomenę. Jo tarnyba kariuomenėje tai įrodė. Jis tarnavo iki 1956 metų, trumpai dirbo New York'e darbo užmokesčio apskaitininku ir ranka tvarkė daug dokumentų. Neteisingai padėtas kablelis galėjo sujaukti karių atlyginimus ar nusiųsti juos į neteisingą bazę. Lėtumas leido vadovui pastebėti ir ištaisyti klaidas. Žmonės turi įgimtą pauzės mygtuką, o dirbtinis intelektas jo neturi. Jis apdoroja informaciją šviesos greičiu visą parą, be antros minties. Buffettas nerimauja dėl šiuolaikinių rinkų, kuriuose programos akimirksniu prekiauja akcijomis. Prisiminė 2010 metų žaibišką nuosmukį. Dow Jones per 10 minučių krito 1000 punktų dėl prekybos klaidos, po to atšoko. Su dirbtiniu intelektu tokios klaidos galėtų plisti globaliai, dar neįsikišus žmonėms. Buffettas sako, kad reputacija kuri 20 metų, bet sugadinti gali per 5 minutes. Dirbtinio intelekto laikais užtenka 5 sekundžių. Programos galėtų dalintis klaidomis per sienas, sužlugdydamos ekonomikas. Buffettas dirbtinį intelektą vadina stebuklingų pagalbininkų, teikiančių prašomą, nesuprantant visos istorijos ar pasekmių. Jis greitas, galingas, bet aklas žmonijai, todėl ne tik daro, bet ir daugina klaidas. Šį baimę susijusi su Buffetto prisiminimais apie atominę bombą. Jam buvo 14 metų, kai 1945 metų rugpjūtį JAV numetė bombas ant Hirošimos ir Nagasakio. Jis matė, kaip pasaulis nuo gamyklų, gaminusių tankus ir lėktuvus, perėjo prie mokslo lyderių, kai fizikai, kaip Oppenheimeris, slapta skaldė atomus Naujojoje Meksikoje. Buffettas 2024 metų Berkshire Hathaway susirinkime dirbtinį intelektą pavadino bomba. Jis priminė Einšteino perspėjimą, kad atominė bomba pakeitė viską, išskyrus žmonių mąstymą, ir Buffettas mano, jog dirbtinis intelektas padarys tą patį. Pakeisti viską pasaulyje, išskyrus tai, kaip žmonės mąsto ir elgiasi. Ir ta Einšteino mintis yra svarbesnė nei dauguma supranta, nes tai nėra citata apie technologijas, tai citata apie žmogaus prigimtį. Einšteinas nesakė, kad sukūrėme bombą ir viskas sugadinta. Jis pasakė ką nors šaltesnio ir baisesnio. Žmonės neatnaujina savo mąstymo taip greitai, kaip atnaujina savo įrankius. Žmonės vis dar valdo tie patys instinktai – baimė, išdidumas, godumas, kerštas ir panika sunkumų metu. Taigi, kai tam pačiam žmogaus protui duodi kažką, kas gali pakeisti pasaulį, ar tai būtų atominė bomba ar dirbtinis intelektas, tas skirtumas iškart pasimato. Mašina tampa galingesnė, o protas, kuris ją valdo, lieka toks pat. Tai ir turi omenyje Buffettas, kai lygina dirbtinį intelektą su branduoliniais ginklais. Ir čia svarbu ne tik pati jėga, bet ir tai, kad galia visada atsiduria žmogaus rankose. Žmonės netampa išmintingesni vien todėl, kad jų įrankiai išmanesni.
Tai baugina investuotoją, kuris renkasi stabilumą. 2026 m. interviu CNBC kanale Buffettas šią mintį išplėtojo. Sukūrė branduolinius ginklus, paleidome džiną iš butelio. Dirbtinis intelektas yra kažkuo panašus. Jis jau iš dalies paleistas iš butelio ir atgal nebegrįš. Ką Buffettas turi omenyje, sakydamas tai apie branduolinius ginklus? Džinas pabėgo 1945-aisiais. Iš pradžių tik JAV turėjo atominę bombą, dabar ją turi 9 šalys. Net ir su sutartimis bei inspektoriais niekam nepavyko visiškai to suvaldyti, tačiau branduoliniai ginklai turi savo apribojimų. Uranui sodrinti. Būtini dideli renginiai, bandymų poligonai ir milijardai dolerių, o tarptautiniai inspektoriai gali stebėti tiekimo grandines. Dirbtinis intelektas to neturi. Tai tik programinės įrangos kodo eilutės, veikiančios įprastose kompiuteriuose ar debesijos serveriuose. Jūs negalite. Palydovo aptikti galingos programos, kuri greitai išplinta, kopijuoja, koreguoja modelį ir staiga atsiranda visur. Branduolinėms bomboms reikia plutonio, o dirbtiniam intelektui tik elektros sąskaitos. Jums nebereikia statyti objektų, kad sukeltumėte nelaimę. Jums nereikia raketų, paleidimo kodų ar vadovybės grandinės. Jums nereikia prieigos. Reikia tinkamo modelio ir žmogaus, kuris jį nukreiptų neteisingai. Branduoliniai ginklai pavojingi, jei kas nors juos panaudoja, o dirbtinis intelektas, jei kas nors jį naudoja blogai. Pavojus yra tas, kad milijonai žmonių naudos jį kasdien viskam. Ne todėl, kad jie blogi, o todėl, kad tai patogu, pigiau, suteikia jiems pranašumą. Ir štai kur slypi tikroji džino problema. Kai kažkas tampa pranašumu, to nebegalima sustabdyti. Jei viena įmonė naudoja dirbtinį intelektą, kad judėtų greičiau, kitos turi ją kopijuoti. Jei viena šalis naudoja dirbtinį intelektą šnipinėjimui, varžovai reaguoja. Jei vienas nusikaltėlis naudoja dirbtinį intelektą žmonėms apgauti efektyviau, kiti nusikaltėliai paseka jo pavyzdžiu. Tai tampa kitų žingsnių. Ir tada tai, kas buvo pasirenkama, tampa privaloma. Paprastos internetinės apgavystės jau kainuoja milijardus. Įsivaizduokite, jei dirbtinio intelekto pagrindų veikiančios apgavystės apgautų vyriausybės ar rinkas. Warrenas Buffettas pastebi, kad nors bombos pakeitė karo eigą, dirbtinis intelektas gali pakeisti viską – darbą, visuomenę, net tai, kuo žmonės tiki kaip tiesa. Ir tai yra pagrindinis dalykas. Dirbtinis intelektas turi galią sunaikinti. Būtent to ir bijo Buffettas. Jo vaikystė Didžiosios depresijos metu padarė jį jautrų žlugimams, nes slaptos Wall Streeto sutartys kėlė nepasitikėjimą. Dirbtinis intelektas geba taip tikroviškai suklastoti vaizdo ar garso įrašus, kad nebelieka pasitikėjimo. Įsivaizduokite Buffetto giliąją klastotę per CNN, pranešančią apie Berkshire skandalą. Akcijos krenta, milijardai prapuola, greičiau nei sureaguoja faktų tikrintojai. Štai tikras košmaras. Tam nereikia net Buffetto. Tai galėtų būti suklastotas generalinis direktorius, pranešantis apie atleidimus, suklastotas vyriausybės pareigūnas, išleidžiantis nepaprastą įsakymą, ar suklastotas bankininkas, sakantis, kad jūsų sąskaitoje įvyko sukčiavimas. Nutekėjęs suklastotas garso įrašas greitai sugadina reputaciją. Problema – ne dirbtinio intelekto melas. Žmonės visada melavo. Problema ta, kad dirbtinis intelektas gali masiškai, be perstojo ir įtikinamai kurti melą. Tiesa neišnyksta, ji tiesiog aplenkiama. Buffetto imperija paremta pasitikėjimu. Jis žlungančią tekstilės gamyklą pavertė virš $1 trilijono vertės įmonę, daugiausia pirkdamas nebrangias, patikimas įmones ir laikydamas jas ilgai. Dirbtinis intelektas kelia grėsmę šiam modeliui. 2023 m. laiške akcininkams Buffettas perspėjo, kad dirbtinis intelektas gali didinti sukčiavimą, kuris amerikiečiams kasmet kainuoja apie $10 milijardų. Atsiradus giliosioms klastotėms, ši suma gali smarkiai išaugti, nes kai informacija tampa nepatikima, vertinimas tampa neaiškus. Kaip vertinti įmonę ar akciją, jei negali pasitikėti informaciją? Buffetto strategija – pirkti pigiai ir laikyti amžinai tampa sudėtingesnė. Programinė įranga gali greitai pakeisti industriją, todėl svarbu vertinti ekonominius padarinius. Buffettas visuomet buvo optimistiškas dėl Amerikos, tikėjo darbu ir naujovėmis. 2025 m. McKinsey Global Institute ataskaita prognozuoja, kad iki 2030 metų dirbtinis intelektas galės atlikti 30% JAV darbo valandų, paveikdamas 60 milijonų darbo vietų, ir tai neapsiribos vien fiziniu darbu. Teisinė pagalba, apibendrinanti bylas. Dirbtinis intelektas tai atlieka greičiau. Analitikai paskendę skaičiuoklėse, algoritmai gali apdoroti duomenis per kelias sekundės. Tai gali dar labiau pakenkti regionams, pavyzdžiui, vidurio vakarų rūdžių juostos miestams, kur automobilių gamyklos naikino darbo vietas, ar Apalačių miesteliams, atsisakius anglies. Buffettas prisimena 1930 m. dulkių audras, blogą ūkininkavimą ir stiprius vėjus, pakėlusius dirvožemį į didžiulius dulkių debesis. Apie 2,5 milijono žmonių buvo priversti persikelti, o ūkiai žlugo ne dėl žmonių tingumo, o dėl visos sistemos žlugimo.
Dirbtinis intelektas gali sukurti skaitmeninį updurkių katilą, perkeldamas darbo vietas iš mažų miestelių į Kalifornijos technologijų centrus. Turtas didėja. Apskritai dirbtinis intelektas padidina BVP trilijonais, tačiau dauguma šių pinigų atsiduria tik kelių žmonių rankose. Pelnas keliauja į Silicio slėnį, o šalies gilumos miesteliai netenka darbo vietų, palaikančių gyvenimą. Buffettas pasitelkė filosofiją, kad parodytų rizikas. Pavyzdžiui, sąvaržėlių gamintojo idėja. Dirbtinis intelektas nuolat gamina sąvaržėles, paversdamas planetą gamyklomis ir ignoruodamas žmonės. Versle dirbtinis intelektas siekiantis pelno gali apeiti taisyklės, įsilaužti į konkurentų sistemas ar manipuliuoti rinkomis, nesirūpindamas, kas teisinga. Tačiau nepaisant įspėjimų, Buffettas nepalieka technologijų sektoriaus. Jis vis dar turi Apple ir Amazon akcijų, bendrovių, kurių įrenginiai, lustai ir debesijos infrastruktūra yra dirbtinio intelekto bumo pagrindas. Jis taip pat neprieštarauja pažangai. Berkshire taiko dirbtinį intelektą draudime, kad aptiktų apgaules ir sparčiau apdorotų dokumentus. Tačiau kodėl atrodo, kad ji ruošiasi krizei? Tie 382 milijardai dolerių grynųjų yra didžiulis perspėjimas. Iki 2025 metų pabaigos bendrovė turėjo rekordiškai daug grynųjų ir vyriausybės obligacijų. Buffettas nesugeba rasti patikimų sandarių, o nepamiršo investuoti. Požiūris, kad svarbi tik ateitis, o kainos nesvarbios, yra įspėjimas. Jis nemano, kad technologijos yra nenaudingos. Jis tiesiog mano, kad technologijos yra pervertintos. O Buffettui tai dažniausiai reiškia viena. Jis stebi, kaip pučiasi burbulas ir laukia, kol jis sprogs. 2026 metų interviu Buffettas perspėjo, kad žmonės per daug žavisi dirbtiniu intelektu. Per daug įsijautę investuotojai padaro ne tik mažų, bet ir labai brangių klaidų. Kai Buffettas sunerimsta, jis nerašo apie tai socialiniuose tinkluose, o perkelia pinigus. Kur keliauja jo pinigai? Daugiausia į saugius trumpalaikius JAV iždo vekselius, bent jau 2026 metų sausio pradžioje. Berkshire turi apie 305 milijardų dolerių iždo vekseliuose, subręstančiuose per metus, ir 72 milijardų dolerių grynaisiais. Tiesiog guli paruošti panaudojimui. Tai nėra neveikiantys pinigai. Iždo vekseliai kasmet uždirba milijardus palūkanų, paversdami Berkshire grynuosius nuomą mokančių seifų. Buffettas visada laikė grynuosius kaip paruoštą paraką, paruoštą panaudojimui, kai atsiranda galimybių. Rinkos sunkumų metu jis stato didelės sumas už pagrindinius dalykus. Dirbtinio intelekto palaikymas be ažiotažo. Berkshire šalia Amazon ir Apple tyliai investavo milijardus į Alphabet 2025 metų pabaigoje. Apie 23% Berkshire portfelio dabar yra susijęti su dirbtinio intelekto pagalbininkais, pavyzdžiui, Apple, Amazon ir Alphabet. Per interviu CNBC 2026 metų sausį, Warrenas Buffettas pabrėžė dirbtinio intelekto augimą ir perspėjo, kad net protingiausi nežino, kur tai veda. Buffetto žinutė vis dar išlieka teisinga. Niekada nepirk to, ko nesupranti. Jis nerimauja dėl ateities, bet tikisi, kad Amerika, kaip po didžiosios depresijos ar atominės bombos, įveiks krizes. Jo grynųjų pinigų rezervas – tai Berkshire saugumo tinklas, leidžiantis pasinaudoti galimybėmis per paniką. Buffettas nemano, kad dirbtinis intelektas išnyks. Jis mano, kad išnyks tik ažiotažas ir nori turėti grynuosius, kai šis sujudimas baigsis. Nes Buffetto pasaulyje turtai kuriami per paniką, o dirbtinis intelektas gali sukelti didžiausią paniką iš visų. Pažiūrėkite, kaip dirbtinis intelektas bandė nužudyti žmogų, kad jo neišjungtų, arba spustelėkite šį vaizdo įrašą.